šiandien aišku tas rytas toksai biškį mane nustebino, nes pravažiuotas pirmas ketvirtas greičio ruožas, kur iš tikrųjų važiavom pakankamai greitai ir kiek rizikavom, privertė susimąstyti, ar verta viską aukoti ir viską statyti ant to vieno greičio ruožo, ant to kiekvieno posūkio ir ant tos kiekvienos nelabai aiškios vietos, nes tų vietų neaiškių ir tokių, kurios stebina, o jos kai stebina, faktiškai, tu nesijauti komfortiškai. Tai nusprendėm važiuoti savo tempu, nusprendėm nelėtinti pernelyg, bet nelėkti irgi ir nestatyti ant kiekvieno posūkio po tą 100 ar 200 eurų ir žaisti žaidimą, kas būtų, jeigu būtų. I got peace. I got soul. I got the love. I got the sound. I got peace. I got soul. I got the love. Visą laiką, kai baigi automobilį su tokiu, kokiu pradėjai važiuoti, kai baigi lenktynės su taure rankui, kai baigi su aukščiausiu apdovanojimu, kokį gali gauti, tarkim, Lietuvos ralio čempionate, kas yra mūsų prioritetas šiais metais, tai aišku, šypsena iš veido neturėtų dingti. Aišku, gaila Martino, kuris važiavo šiandien tikrai labai greitai, turbūt, kad neblogai žinojo šitus kelius, turbūt, kad įdėjo daug meilės pasiruošimui, bet vienas nelemtas posūkis biškį pagriovė jo visą planelį būti greičiausiu. Bet tai yra automobilių sportas, aš ne vieną kartą esu papuolęs į tokią pat situaciją. Apmaudu, gaila, bet lenktynės yra lenktynės. Kazanauskas, Lietuva!